Apatinį trikotažą gaminantį Japonijos bendrovė pristatė artėjančiai vasarai itin tinkančią naujovę – vėsinančią liemenėlę. Bendrovės atstovai įsitikinę, jog taip pavyks atkreipti dėmesį į Japoniją ištikusią energijos krizę. Tarptautinio apatinių trikotažo gamintojo Triumph padalinys Japonijoje pristatė Super Cool Bra. Ši liemenėlė turi išimamus šaldytuve atšaldomus gelinius įklotus bei kitų vasarą reikalingų daiktų. Pavyzdžiui, nešiojamas vėduoklės ir mėtinius saldainius. Tokia liemenėlė puikiai tinka iš tinklelio nuo odų ar bambukinių padėkliukų pasisiūtų sijonų. Abi versijos papuoštos mažais vėjo varpeliais, kurių skleidžiamas garsas Japonijoje laikomas gaivinančiu tiek kūną, tiek sielą. Neseniai buvo sustabdyti visi Japonijos branduoliniai reaktoriai. Visa šalis jau greitai pajus elektros energijos trūkumą. Bendrovės ir paprastos šeimos turi už elektrą mokėti brangiau. Todėl nusprendėme atkreipti dėmesį į šią problemą. Norime paraginti taupyti elektrą. Liemenėlė, kuri anot Triumph atstovės gaivina ir vėsina visus 5 žmogaus pojūčius, neparduodama. Tai greičiau koncepcinis modelis skirtas atkreipti dėmesį į konkrečią problemą.